Sveiki! Štai ir vėl aš sugrįžau į savo jaukią ir mėgstamą virtuvę. Paskutiniu metu labai dažnai gaunu jūsų klausimų, ar įmanoma namų sąlygomis pasigaminti naminių konservų be jokių papildomų priedų, želatinos, neturint namie autoklavo. Šiandien aš jums parodysiu, kaip pasigaminti konservus per 1,5 valandos iš vištienos. Tai puikiai tiks kaip užkandis vyrui į tolimą kelionę, ar į turistinį žygį, ar tiesiog šiaip po darbo labai greitas užkandis. Šlaunelių mėsą reikėtų nukaulinti, išimti kauliuką ir supjaustyti kubeliais 3-4 cm. Išduosiu savo receptą. Suspjausčius vištieną reikėtų berti apie 3-4 šaukštelius druskos, šaukštelis pipirų maltų, keli grūdeliai juodųjų pipirų, 3-4 skiltelės česnako. Jei didelės skiltelės pjauname į 4 dalis, jei mažesnės pusiau. Sudėjus viską į dubenį, gerai permaišyti ir palikti nakčiai marinuotis mėsytę. Maždaug po 8 valandų išėmus vištieną reikia pasiruošti stiklainėlių ir juos pripildyti. Stengtis tai daryti kuo sandariau, kad neliktų oro tarpų. Šiek tiek per pirštą nuo viršaus palikti, kad verdant vištiena šiek tiek pakils. Šitai paruoštus ir pripildytus stiklainius su vištiena dėsime į šaltą orkaitę ir kepsime 190 laipsnių temperatūroje 1 valandą ir 20 minučių. Praėjo 1 valanda ir 20 minučių. Mano vištiena išsitroškino, sulčių atsirado pakankamai ir aš ją ištrauksiu. Uždengiu dangtelius ir dar pakaitinsime viską 5 minutės. Išėmus iš orkaitės atvėsiname ir nešame pastatyti kur nors šaltai, kad konservai sustingtų. Su visų paruošimu užtrukau iki 2 valandų. Taip paprastai, greitai ir lengvai galite pagaminti naminių konservų iš vištienos. Skanaus visiems!